Labas, Andriau. Sveikas, Petrai. Štai vėl susitinkome su Andriumi. Noriu išbandyti jį. Kiek jis pasikeitė per 4 metus? Ar visi tie pažadai? Ir apie tai, ką mes kalbėjome, ką reikia nuveikti, yra padaryta. Andriau, klausysimės, kalbėsimės. Kas yra nenuveikta? Vat, pavyzdžiui, jeigu galvojant apie ir planuojant ateities darbus, nes aš matau paties užsidegimą bėgti, dirbti toliau, ką aš labai sveikinu. Pakankamai esi jaunas ir energingas. Tai kas tavo manymu dar yra svarbu? Man atrodo, kad labai svarbu, kad ir toliau mes eitumėm progreso keliu, kad Lietuva ir toliau išlaikytų vakarų kryptį, nes matome politikų, kurie yra prorusiški, kurie aiškiai deklaruoja, kad jie nepalaiko Ukrainos. Ir man atrodo svarbu su tokiais politikais kaip Petras Auštrevičius užtikrinti Lietuvoje stabilumą ir valstybę, kad ir toliau eitų sėkmingai vakarų kryptimi. Andriau, buvo gera pasikalbėti ir dar kartą įsitikinti, kad tu laikaisi savo pažadų. O man tai yra svarbiausia, nes pasitikėjimas žmogumi nuo to ir prasideda. Atsiminkite, spalio 13 dieną jūs turite gerą galimybę balsuoti už Liberalų sąjūdį ir Andrių Bagdoną. Numeris 5.